Sveiki. Ramiai praleidę naktį prie Lešnevo šliuzų atsisveikinome su Mazurijos kanalais ir pasukome link namų. Bet pakeliui nutarėme aplankyti Stančikų tiltus, nes kaip atsimenate iš pirmos serijos mes juos turėjome aplankyti antrų numerių. Bet neaplankėme, nes vienas ekipažo narys pridarė klaidų ir pasukome iš karto į trečią numerį. Nesakysiu šį kartą, kas ten pridarė klaidų, tiek jau to. Bevažiuojant netoli Stančikų aptikome gražų apžvalgos bokštą. Gerai, plačiai padaryta. Saugiai. Nutarėme užlipti ir apsižvalgyti. Wow, užlipo. Saugiai čia. Apylinkės labai gražios. Šiaip apylinkės nuostabios. Tipuoti. Mūsų supo labai gražios Suvalkijos apylinkės ir nieko nepriminė lietuviškų Suvalkijos lygumų. Šios apylinkės buvo kalvotos, apaugę miškais, o tarp kalvų telkšojo ežerai ir vinguriavo upeliai. Mes grožėjome šiomis apylinkėmis ir tolumoje matėme Stančikų tiltus. Stančikų tiltai. Taigi šiek tiek apsižvalgę nutarėme važiuoti prie tiltų. Mes jau nusipirkome bilietus ir atėjome prie šių dviejų gražių tiltų. O čia tai aukštis. Kiek ten 36? Šių tiltų aukštis 31,5 metro, o ilgis 180 metrų. Tiltus projektavo vokiečių inžinieriai ir yra manoma, kad jie pastatyti pagal senovės Romos akveduko prie Point du Grand pavyzdį. Tai yra aukščiausi tiltai Lenkijoje. Aukščiausi Lenkijos tiltai. Tai yra geležinkelio tiltai ir bėgiai buvo pakloti tik ant šiaurinio tilto. Šiaurinis Stančikų tiltas buvo pastatytas 1912–1914 metais. Kur ta eglutė taip įstybo aukštyn? Kato, kokia jį aukšta. Įspūdingas aukštis. Pro šį šiaurinį tiltą ėjo geležinkelio linija Goldupė–Žydkiemis–Gumbinė. Pirmo pasaulinio karo metais ši geležinkelio linija buvo naudojama kariniais tikslais. Antro pasaulinio karo metu šis geležinkelis taip pat buvo naudojamas gabenti karius ir ginklus į karinius bunkerius. Bet įtariu, kad upelis surizekė. Tai šiais laikais tos kameros nebrangiai atsieina sumontuoti. Tai Kas kam nereikia nevaikščioti. Pasibaigus Antram pasauliniam karui 1945 metais Sovietų kariuomenė geležinkelį išardė, bėgius išvežė kaip karo grobį, bet tiltai liko sveiki. Tai tiek apie šiaurinį Stančikų tiltą. Na, o pietinis Stančikų tiltas buvo pastatytas jau po Pirmo pasaulinio karo 1923–1924 metais. Bet geležinkelio bėgiai niekada nebuvo pakloti. Kurį laiką tiltai buvo naudojami ekstremalaus sporto mėgėjų, tačiau šiuo metu tiltai priklauso privačiai valdai, todėl sportas buvo nutrauktas. jo, tiltas aukštas.
Va čia jau matosi tikras jo aukštis. Jo. Einam per tiltelį, užlipsim ten, kur statu. Per tokią siaurą mažą upelytę reikėjo tokius 2 tiltus pastatyti. Eiktų savo. Nenori. Įvailys. Žiūrėk, kojos neįkiš. Tau laimė medį radai, tau pasisekė. Jo. Šioje buvusio geležinkelio atkarpoje netoliese yra išlikę ir daugiau panašių tiltų, tai Mastykalėjovė lenkiškai ir Zabitkovė viadukt. Bet tie tiltai yra daug blogiau išsilaikę. Dar yra užfiksuotas vienas įdomus faktas, kad jau užbaigus tiltų statybą po 1926 m. gegužės 31 dienos vykusios audros išnyko greta kaimo buvęs Stančikų ežeras. Įsiveržus ežero dugne susikaupusiams balų dujoms ežero vanduo, susimaišęs su dumblu ir moliu, pakilo didžiuliu stulpu į orą ir pasiskleidė po apylinkes. Tai tiek žinių apie Stančikų tiltus. O kas toliau? Jau namučio jau. Taip, 10 dienų trukusi kelionė eina į pabaigą, kertame Lenkijos-Lietuvos sieną ir vykstame į namus. Šioje kelionėje aplankėme 15 lankytinų vietų, nuvažiavome apie 2000 km ir labai džiaugiamės, kad žiūrėdami mūsų filmukus jūs važiavote kartu su mumis. Mes norėjome parodyti, kad nebūtina važiuoti už kelių tūkstančių kilometrų, kad galima visai šalia namų rasti įdomių lankytinų vietų ir smagiai praleisti laiką. Tuo pačiu mes propaguojame autoturizmą, kuriuo užsiimame jau daug metų. Ir beveik nesvarbu, ar jūs važiuojate kemperiu, ar jūs turite prikabinamą namelį, ar tiesiog įsimetate į bagažinę palapinę. Mes esame išbandę visas šias priemonės ir niekad nebuvome nusivylę. Keliaudami nuosavu transportu jūs visuomet galite įsimesti kepsninę, visuomet galite pasiimti savo augintinį. Jeigu turite kemperį ir prikabinamą namelį, visada yra lova, šalia galite pailsėti, įsivirti kavos ir pakeisti maršrutą arba sustoti jums tinkamoje vietoje. Na, o svarbiausia, kad keliaudami jūs visada galite būti gamtoje. Na, manau, kad jūs jau supratote, jog ši kelionė eina į pabaigą, tai buvo paskutinė serija, bet greitų laikų bus nauja kelionė. Ir mes tikimės, kad jūs vėl keliausite kartu su mumis. Iki.